feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. Sveikas, Leo. Malonu tave Dave. turėti DJ Academia Jam renginyje. Papasakok, kaip tau sekėsi debiutas prie pulto, ką keistum, ką kitą kartą galbūt darytum kitaip, arba galbūt esi visiškai patenkintas savo išstojimo prie DJ pulto. Šiaip, jeigu atvirai nekeisčiau nieko, ką daryčiau, tik pakartočiau dar kartą. Žiauriai patiko, buvo šiek tiek jauduliuko, bet puikiai praleidau laiką ir viskas kaip ir gerai gavosi, publika įvertins. Super, tai taip pat norėjau dar paklausti tavęs, ką tu parekomenduotum kitiems didžėjams, kurie ruošiasi pradėti mokytis, kurie nori, tarkim, atsidurti tavo vietoje už pulto būtent. Ateiti ir pradėti, tai tikriausiai toks ir patarimas. Aš pats tai padariau, tai atėjau ir pradėjau ir aš čia kalbu su tavim ir duodu šitą interviu. Super, ačiū tau dar Ačiū kartą. tau, Dave. Ir Viskas. visą. Sėkmės.
Sveikas, Arnai. Malonu tave turėti DJ Akademija Jam sesijoje, Zuikio darže. Tai klausimas, pakomentuok, kaip tau sekėsi debiutas už pulto būtent šitoje erdvėje. Tai debiutas buvo geras, buvo įdomu, patirtis iš tikrųjų neįkainojama, nes iš esmės muzika mano gyvenime didžiulę rolę groja. Tai, galiu pasakyti, iš esmės garsas labai geras. Šiaip Zuikio darže iš esmės įdomu taip muzikos paklausyti, ne veltui toks baras specifinis. Šiaip neturėjau daug patirties su Allen Hitu, tai toks mikšeris toks tikrai ultra pro. Įdomu yra iš esmės, kada tu įprastai groji su 3 juosto equalizeriais, čia yra 4, tai čia toks yra ir išbandymas pačiam savo. Bet antra vertus, bent jau tą žanrą, kuris man aktualus, tai įsimiksuojasi žiauriai gerai. Tai tikrai vertas dėmesio dalykas. Ir iš esmės, visas etapas, tai jau mums pažįstamas. Taip. Tai viskas su jais yra liuks. Buvo gerai. Ok, super. Tai turėjom tokį išskirtinumą šiek tiek šioje DJ Akademija Jam sesijoje. Turėjome nuostabią video komandą Focus Party ir Beat One TV, kurie rūpinosi gyva transliacija ir filmavimu. Ar nebuvo jaudulio kažkokio papildomo, kai tiek daug kamerų ir... Kadangi anksčiau atėjau, susipažinau su tais vyrais, tai buvo labai geras vaibas ir šiaip labai faini bičiai, tai iš tikrųjų tai visa įtampa nuslūgo, profesionaliai dirbo, kamerų daug, bet žinai, kai grojai, susilėjai su muzika, tai iš esmės, tiesiog atsiduodi ir, viskas savaime gaunasi. Labai gerai. Ir paskutinis klausimas, ką parekomenduotum žmogui, kuris ruošiasi lankyti DJ kursus, pradėti mokytis, kitaip sakant? Šiaip reiktų atrasti turbūt save stilistikoje, kuri yra įdomiausia, kuri labiausiai įkvepia. Tada reikia koncentruotis į ją, daug klausytis būtent tos muzikos, tos stilius, kuris yra aktualus, kuris yra įdomus. Ir iš esmės, kas mano gyvenime ir mano praktikoje taip suveikia, tai iš esmės turi formuoti savo playlistus pagal žanrus ir jų šiokias tokias kaip ir subžanrus, ir iš esmės tu tada taip matai, kad tu tą biblioteką plėti ir tu tą muziką matai taip labai plačiu tokiu spektru ir iš esmės, atitinkamai gali su jie dirbti. Supratau. Ačiū tau dar kartą. Ačiū tau. Visą. DJ Akademija Jam. Okay. Super.